Labadiena, mili bičiuliai. Žemaičių mūšį šiandien, tai reikia žemaitiškai truputį pakalbėti. Jūs konduktorė, treneris Marius Šluta, trenerio asistentas Armanas Zeinalianas, kineziterapeutas Simas Kundrotas. Dabar reikia apsiginti atmosferos ekipai. Madžidas Isa ten bus taikinys, bet smūgį pasirenka Žalgirio ekipos vartus. Pavojingas momentas ir tai buvo smūgis, labai patinka. Angulo dabar pabėga. Tijani Mohamedas, smūgis. Atremia. Perima kamuolį Mažeikiai. Gali būti potencialiai grėsminga ataka. Kantaseki nusimeta kamuolį ant kairės kojos. Smūgiuoja. Įvartis! Įvartis, ką tik prasidėjus 37 rungtynių minutėj. Kantaseki fantastiškai susitvarkė su kamuoliu. Viskas prasidėjo nuo to, kad Babrungas prarado kamuolį paprastoje situacijoje aikštės viduryje, po to sekė geras perdavimas. Perdavimas į baudos aikštelę ir įvartis turbūt bus. Nėra įvarčio. Kantaseki ruošiasi kelti kampinį. Geras perdavimas ir pavojinga situacija. Virpstas, jeigu neklystu, gelbsti. Babrungas atakuoja. Čepkauskas atmeta atgal. Isa į baudos aikštelę. Geras perdavimas ir smūgis tiesiai į vartį. Dar išsaugo kamuolį Borcha. Senelė Borcha. Raudona kortelė parodyta Borcha už ginčus su teisėjais. Balandžio mėnesį su Vilniaus Žalgiriu. Perdavimas į baudos aikštelę. Ar pamatysime smūgį? Smūgiuoja įvartis. Wow! Va čia yra meistriškumas, kurį pamatome iš Plungės Babrungo. Gražus labai įvartis. 13 numeris. Po keitimo. Ir baigėsi šios rungtynės. Žemaičių derbis, Žemaičių mūšis baigėsi lygiosiomis, nusivylę atmosferos žaidėjai.